Good afternoon. Labą dieną, man tikra privilegija dalyvauti šioje neįtikėtinoje konferencijoje, labai įdomu, labai daug temų ir labai įdomu išgirsti apie visas naujas technologijas. Kur dingo mano prezentacija? Štai. Okay, so my career has mano karjera Sorry? Okay. So what do I work on? I work on the intersection kur aš dirbu? Aš dirbu ten, kur susikerta tikslioji medicina, ilgaamžiškumo mokslas ir dirbtinis intelektas. Ir per šį trumpą laiką norėčiau pakalbėti apie reguliavimą ir ne tik apie farmakologinės intervencijas kalbant, bet ir šiaip reguliacinė sistema ir ilgaamžiškumo gydymo reguliavimas tikrai turi būti persvarstytas ir yra 10 problemų, su kuriomis turime kovoti, kad padidintume sveiką ilgaamžiškumą, kalbant apie reguliavimą, ir viena iš jų yra reglamentavimo nuostatų, politikos ir praktikos formavimas, siekiant laiku patvirtinti sveikas ilgaamžiškumo inovacijas, bet tą galima padaryti tik tada, jeigu mes turėsime griežtus klinikinius tyrimus ir turėsime profesionaliai valdomas klinikas ir labai svarbu turėti ir finansavimą. Įsivaizduokite. Turime tabletę, kurią reikia gerti vieną kartą per dieną ir ji sumažina jūsų biologinį amžių, sakykime, 5 metais ir ji gali 50% sumažinti su amžiumi susijusių lėtinių ligų riziką. Negalite eiti su tokia informacija pas reguliavimo institucijas, jie negalės patvirtinti. Šiuo metu klinikiniuose tyrimuose dalyvaujančios ilgaamžiškumo terapijos yra skirtos įvairioms ligoms gydinti, dėl to, kad to reikia pagal dabartinį reglamentavimą. Unity biotechnologijos, osteoartritas, uždegiminės odos ligos ir taip toliau ir panašiai. Ir šios visos ligos, taip jos rodo senėjimą, tačiau tai yra ligos dėl to, kad būtent tą tikimasi pamatyti pagal dabartinį reglamentavimą. Bet dabar matoma, kad senėjimas yra ne liga, o natūralius procesas, bet įrodyti lėtinių ligų skaičiaus sumažėjimą prireikia dešimtmečių ir nėra jokių surogatinių žymenų plačiai pripažintų kaip susijusių su amžiumi lėtinių ligų prognostiniai rodikliai. Aš tikiuosi, kad dabar nėra to, ką galima nešti įstatymų leidėjų ir sakyti, kad pažiūrėkite tokį ir tokį rezultatą turime. Dėl to, kad reglamentavimas susitelkia į ligų gydymą, o ne prevenciją. Bet mes esame tokioje situacijoje, kai, pavyzdžiui, reglamentavimu patvirtinti vaistai, antihipertenziniai vaistai, statinai ir taip toliau. I'll come back to that in a second. Regulatory status is changing over the world, so you have reglamentavimas keičiasi visame pasaulyje ir Europoje skiriamas dėmesys regeneraciniai medicinai, yra taikomos išimtys reguliavimo mechanizmams Korejoje, Japonijoje, turi pažangės besivystančias kamieninių ląstelių terapijas ir yra daroma viskas, kad žmonės kuo ilgiau gyventų sveiką gyvenimą ir kad jiem nereikėtų dėl tų terapijų skristi į kitas šalis, kuriuose reglamentavimas yra efektyvesnis. Reguliavimas yra susijęs su saugumu.
Ir tai yra spektras. Tai yra visas spektras problemų. Kairėje pusėje neinvazinės intervencijos, tai joms nereikia reglamentavimo, pakeista vaistų, apie kuriuos yra pakankamai patikimumo duomenų paskirtis, kurie galėtų sumažinti senėjimą. Čia irgi labai paprasta, dėl to, kad mes jau turime pakankamai daug duomenų apie tos vaistus. Nauji cheminiai dariniai, kurių saugai įrodyta, taip, čia irgi problemų nėra, einant toliau į dešinę. Po pietų su vienu kalbėtoju kalbėjome apie ląstelių terapiją ir egzosomų terapiją. Taip, tai yra veiksminga, bet ar jas galima priimti dėl to, kad vis dar neaišku, kaip įrodyti jų kompoziciją, kaip apibūdinti jas ir galiausiai genų terapija, siekiant sumažinti senėjimą. O jeigu tai taikoma daug kartų ta terapija, tai bus tikrai sunku reglamentuoti. Ką reikia keisti? Pirmiausia, reikia pripažinti, kad senėjimas yra pagrindinis ir modifikuojamas lėtinių ligų rizikos veiksnys. Reikia surogatinių žymenų, reikia klinikinių tyrimų, kurie įrodytų veiksmingumą. Reikia turėti ir laikinio patvirtinimo, gal prisitaikymo prie klimato kaitos programą. Tad reikia reguliavimo institucijų pripažinimas, kad tokį procesą galima priimti. Kas nors yra girdėję apie GLP-1 receptorių antagonistus? Kai kas girdėjo, nereikia jų vartoti, kad būtumėt girdėję, bet šie GLP-1 receptorių antagonistai pralaužė reglamentavimo ledus dėl to, kad šie vaistai gydo nutukimą, bet paaiškėjo, kad jie padeda ir su daugeliu susenėjimu susijusių ligų. Turime vaistų klasę NLRP3 inhibitoriai. Jie galėtų sumažinti uždegimą mūsų organizme ir ar šie inhibitoriai galėtų sumažinti uždegimą. Ir klausimai, kuriuos reikėtų apsvarstyti, ar viena ar daugiau Baltijos šalių galėtų imtis iniciatyvos reguliavimo pokyčių procese, dėl to, kad būtent šis susitikimas yra labai svarbus, dėl to, kad mes turime galimybę būti įvykių priešakyje. Ir Latvijoje, pavyzdžiui, yra daug entuziazmo, tai jūs tikrai nenorite Lietuvoje atsilikti šioje temoje. Ar dar kita kokia nors Baltijos šalis galėtų imtis lyderystės? Ar galima pasinaudoti ligoninėms taikomoms ir kitoms išimtimis, kad būtų galima taikyti pažengesnės praktikas, kurie nuomonės lyderiai turės didžiausias svorį vietos ir tarptautiniu mastu? RFK Jr., who is in charge of healthcare for Americans. I'm not American, so I can say that. Will the turmoil ar sumaištis JAV medicinos srityje bus naudinga ir žalinga pokyčiams, kurių reikia visame pasaulyje, ir kokios ekspertų ir nuomonės formuotojų grupės reikia, kad diskusijos vyktų pasauliniu mastu. Ir kaip įtraukti tikslę mediciną į šį klausimą. Ir
siekti individualiam žmogui pritaikytų atsakymų. Bendrai, kalbant, mums reikia būti disciplinuotiems, kad pakeistume reguliavimo sistemas, kad galėtume reaguoti į sveikatos ilgamžiškumo inovacijos. Baltijos šalis gali imtis lyderių vaidmens šiame procese, nes jos turi žodį Europos Sąjungoje. Ką norėčiau padaryti, tai yra surinkti ekspertų grupę, kuri pradėtų šią kelionę, tai būtų kompanijos, kuriančios terapijas, disciplinų ekspertai, reguliavimo teisės ekspertai, koks nors autoritetingas žurnalistas, kad būtų užtikrinta komunikacija. Tai yra tai, ką kitame kontekste aš jau esu padaręs, tai yra šią sistemą išvyščiau prieš 15 metų ir čia surinkau ekspertus, kad jų bendras darbas galėtų padėti patvirtinti tam tikras terapijas ir aš manau, kad tą tikrai įmanoma padaryti ir kviečiu Lietuvą prisijungti prie šio proceso ir būti jo dalimi. Ačiū.